Sveiki, mėlyjei. Šiandieną įrašą darau štai tokiame puikiame senamiesčio stogų fone. Matot, ten toliau arčiau užupis, senamiestis, centras matosi. Kągi šiandieną noriu pasakyti jums apie savo mintis, apie tai, kas mano galvoje šiandieną. Taip jau gavosi, kad tiesiog sustoju kažkur ir sugalvoju išsakyti savo mintis, kurios, gan stiprios. Na ir šiandien iš tikrųjų tokia diena, kada norėčiau paaiškinti, kasgi atsitiko su manim tokio, kad aš staiga pasukau tokiu keliu, sąmoningumo ieškojimo keliu, bendrystės ieškojimo keliu, nors iš tikrųjų turėjau bendrystę šokių pasaulyje. Taip, aš praeityje buvęs šokių treneris, galiu pasakyti, kad buvau pripažintas treneris tarptautiniu mastu, važinėjau daug kur, dėsčiau savo žinias ir buvau teisėjas tarptautinės kategorijos taip pat. Teisėjau daug pasaulio, Europos čempionatų, taurių ir įvairių tarptautinių turnyrų. Tai mūsų bendruomenė, šokėjų bendruomenė iš tikrųjų buvo labai plati, didelė, jeigu imti pasauliniu mastu. Tai kogi man trūko? Čia žinot, toks klausimas labai retorinis, man kaip ir nieko netrūko, bet iš tikrųjų trūko. Aš nežinau tada, kada buvau toje aplinkoje, šokio aplinkoje, aš nežinau, ko man trūksta, bet visada jaučiau, kad kažko trūksta. Ieškojau tai vieno, tai kito dalyko savo gyvenime, kai kurie dalykai netgi nuvedė į, sakykime, tai bus vėl atviras į tam tikrus klystkelius. Kartais tiesiog nežinomybėj teko būti ir niekaip neradau atsakymų. Knygų skaitimas padėjo atrasti daug dalykų, daug suvokimų, bet tokio galutinio sprendimo eiti sąmoningumo tobulinimo keliu jos nepadėjo man suformuoti. O didžiausias smūgis, žinoma, kaip ir daugumai turbūt pasaulyje žmonių, tai buvo COVID-o, tos pandemijos vadinamos apgaulės atsiradimas pasaulyje, kuris sustabdė praktiškai viso pasaulio žmonių gyvenimo eigą ir mane taip pat, sustabdė mano veiklą, aš niekur negalėjau nieko daryti. Tas užsidarimas, tas buvimas tik su savimi iš tikrųjų išėjo į gerą. Man iš tikrųjų išėjo į gerą, ta prasme, kad aš turėjau laiko apmąstyti, turėjau laiko pamatyti savo gyvenimą, savo praeitį ir dabartį. Tuo pačiu labai daug klausimų iškilo tokių klausimų, kurie giliai man įsirėžė į mintis ir į kuriuos vėlgi negalėjau atrasti atsakymo. Tai kadangi laiko buvo daug, tas laikas buvo leidžiamas vaikščiojant kilometrus, 10 tūkstančių, 15 tūkstančių žingsnių per dieną iki 20 tūkstančių, žodžiu, toksai aktyvus gyvenimas fizinė prasme. Ir vaikščiojant, žinoma, atsirasdavo vėlgi visokiausių pamąstymų, vizijų, kaip tas gyvenimas galėtų toliau suktis, kaip jis toliau turėtų eiti. Ir štai čia atsirado vėlgi tam tikra žmonių aplinka, kurie anksčiau mano gyvenime niekaip negalėjo atsirasti, tik tai jie tiesiog kažkur buvo šalia, o tuo metu kada atsirado tas laikas, kada atsirado ta tuštuma, jinai pradėjo pildytis tam tikrais žmonėms.
kurie ir vėlgi padėjo tos apmąstymus kramtyti, juos tobulinti, juos kažkaip tai šlifuoti ir vėlgi atradinėti vis naujus ir naujus dalykus. Klausimas kodėl, būtent kodėl. Atsakymas būtų toksai, todėl kad viduje buvo tuštuma, todėl kad viduje norėjosi tą tuštumą užpildyti, bet nebuvo atsakymo, kaip ją užpildyti. Ir štai čia pavyko sutikti žmogų, kuris nukreipė mane tą linkme, kad reikėtų pasižiūrėti savo praeitus gyvenimus. Aš buvau labai, žinoma, nustebęs, kodėlgi, kaip čia taip įmanoma, taip nesąmonė, kokia čia žvalga, bet vienaip ar kitaip aš pasinaudojau tą galimybę ir praėjau regresinės hipnozės seansą. Vieną, kelis, tikrai ir daugiau tų seansų vyko, kur aš pamačiau savo praeities gyvenimą, tam tikras problemas, tam tikrus klausimus atsakiau tų gyvenimo eigoje ir tų seansų pagalba. Ir čia vėlgi tas sąmoningumas, jisai po truputėlį, jisai kylo, jisai augo po truputėlį, vis atsirasdavo naujų dalykų, vėl naujų apmąstymų, nauja informacija atsirado, kurią aš radau YouTube, žinoma, atviras pasaulis dabar visiems YouTube'o, jis gali nuvesti ir klystkelius, čia labai slidus dalykas. Man pavyko atrasti kelis kanalus, kurie visiškai nepriklausomi tarpusavį, bet jie vedė tuo pačiu keliu. Ir man tai buvo kaip įrodymas, parodymas, kad vis tik tai aš teisingai suprantu tą pasaulėžiūrą ir man toliau reikia ją domėtis ir ieškoti atsakymų į savo klausimus. O štai čia, šitame domėjimosi etape kilo klausimų labai daug, iš tikrųjų, kodėl žmonės elgiasi taip, kodėl būtent valstybės valdyme, netgi tokie klausimai buvo, kodėl valstybės valdyme yra tokie visiškai nesąmoningi žingsniai, kodėl politikai taip nekenčia žmonių, kodėl rietenos, kodėl tas susiskaldymas vyksta, ir kodėl. Žinoma, aš tos atsakymus atrasdavau ir atrandu dabar, todėl kad tiesiog domėjausi, tiesiog analizavau. Aišku, ką aš padariau pirmiausia, tame, aš nepasakiau, bet niekada nevėlu pasakyti, aš išjungiau televizorių. Aš visiškai atsisakiau klausyti, žiūrėti, bet kokiu būdu skaityti ar dar kažkaip žinių. Žinios iš mano gyvenimo išnyko visiškai. Televizijos programos išnyko visiškai. Išjungiau, atsisakiau visų ten kabelinių paslaugų ir taip toliau. Ir kas gavosi taip, kad tą tuštumą, tą reiškia laiką, kurį aš leidau prie televizijos ekrano, jį užėmė kiti dalykai, tai yra YouTube'o įrašai, tų kanalų peržiūrimas, būtent tos informacijos, kurios aš ieškojau, tokiu būdu atsirado analizė tos informacijos. Ir žinoma, kad pakankamai proto užtenka, kad kiekvienas žmogus galėtų savo atsirinkti tinkamus kanalus, tinkamą informaciją, ją išanalizuoti, tai gali padaryti kiekvienas, svarbiausia žengti pirmą žingsnį. Kasgi vyko toliau? Dabar, žinoma, aš čia neišdėstysiu visko, bet aš noriu tiesiog atkreipiu dėmesį, kaip tas sąmoningumas, kodėl tas sąmoningumas, kodėl būtent sąmoningumas. Todėl, kad kuo giliau į mišką aš ėjau, tai taip tariant, tuo daugiau medžio sutikdavau, tai yra vis daugiau ir daugiau klausimų atsirasdavo mano tame kelyje,
Ir, prasidėjo sesijos tam tikros, prasidėjo meditacijos, kurios vėlgi valė mano smegenis, valė mano mintis ir vedė prie to, ko aš siekiau, švaros savo gyvenime. Vertybių įsitvirtinimas, žinoma, irgi labai tobulėjo. Mano gyvenimo vertybės, sąžiningumas, atvirumas, jos iš tiesų tikrai davė rezultatą labai didelį. Ir suvokimą, kad tai aš kitaip negu kad sąžiningai kiekviename žingsnėje vadovaudamas auksinę taisyklę elkis taip, kaip tu nori, kad elgtųsi su tavim. Aš nebenorėjau praleisti nei vienos dienos, aš nebenorėjau atlikti nei vieno veiksmo be šitos taisyklės įgyvendinimo savyje. Tai štai, dabar esu bebaigantis skaityti knygą Du gyvenimai. Knyga yra ypatinga, iš tikrųjų, knyga labai stipri ir ji pakeitė dar labiau mano suvokimą apie tai, kas yra tas sąmoningas ir dvasingas žmogus, kuris, dėl ko jis atėjo į šį gyvenimą. Atsirado labai aiškus klausimas, o kodėlgi aš esu šitame pasaulyje? Kokia mano misija? Kam aš čia dabar toksai esu sutvertas? Toje knygoje aš atradau labai daug atsakymų. Taip, negaliu pasakyti, kad 100% jie yra man suvokiami, nes knygoje aprašomi procesai susijęs su visatos dėsniais, su visatos procesais, kurie vyksta visatoje, jie yra labai sudėtingi. Tam, kad juos suvokti pilnai, reikia daug laiko. Reikia bendraminčių, todėl bendrystės erdvėje ir atsirado toks klubas, knygos Du gyvenimai skaitytojų klubas. Žinau, kad mūsų bendrystės erdvėje yra ne vienas žmogus, kuris tą knygą perskaitė arba skaito. Mes turėsim labai įdomius pokalbius tą temą, įvairiomis temomis, kurios aprašytos knygoje Du gyvenimai. Autorė Konkordija Antarova, ji parašyta buržuazijos metu, kada vyko pirmasis pasaulinis karas, prieš karą, karo metu, po karo, žodžiu, tie procesai paleisti labai giliai. Toje knygoje aprašomi visatos dėsniai, sudėliojo tokias savokas kaip sielos tikslas, sielos atėjimo į šią planetą tikslas. Tokį suvokimą atvėrė, o kodėl energijos, kurias mes kūrėme, kurias mes naudojame, išnaudojame, kodėl jos kartais nukreipiamos blogiems tikslams. Dėl ko, kas yra kaltas dėl to, kad tos energijos iš tikrųjų taip nuklysta? Atsakymas vienas, mes patys. Tik mes patys kalti dėl visko to, kas vyksta mūsų pasaulyje, ir nieks kitas negali jo pakeisti, jeigu mes tą norėsime. Tam tikrą ilgą laikotarpį aš prieš užmigdamas ištardavau tokius žodžius, kad aš draudžiu bet kokioms jėgoms liesti mano fizinį, mano jautrui, mano visus kitus kūnus, kurie yra pas mane.
daryti įtaką jiems ir taip toliau. Ir aš jausdavau, kad iš tikrųjų poveikis buvo. Kas tai placebo, galbūt placebo, tegul būna placebo, nesvarbu. Bet svarbu tai, kad poveikis buvo. Aš mėgaudavau ramiau, sapnai būdavo labiau harmoningi. Ir rytais aš atsikeldavau daug žvalesnis. Na, žinoma, taisyklė man tokia dar atsirado mano kaip ritualas, be rytinių meditacijų. Atsirado ir vakarinis ritualas, padėkoti savo angelams, aukščiausiam kūrėjui už tai, kad jis suteikia galimybę pragyventi šitą puikią dieną, taip kaip ir šiandien yra puikia diena, nesvarbu, kad apsiniaukia, lietutis kartais pasirodo, bet ji yra puiki, ta prasme, kaip aš suvokiu tą dieną. Taigi, ką aš čia noriu pasakyti, aš daugiau pasakoju apie save ir aš noriu palinkėti atrasti kiekvienam žmogui save. Užduokite klausimą, kas jūs tokie. Užduokite klausimą savo, kodėl jūs esate šiame pasaulyje. Kodėl jūsų siela nusprendė, tiksliau gavo tokią užduotį įsikūnyti į šį kūną. Kodėl, koks jūsų gyvenimo tikslas? Ir noriu patikslinti savo klausimą, tai neliečia materialinių dalykų. Tai visiškai neliečia tų klausimų, kaip mes sakom, aš atėjau į gyvenimą, pasodinti medį, pastatyti namą, pagimdyti sūnų. Ir tai yra visiška nesąmonė, kurią sugalvojo tam tikros jėgos, aš dabar apie jas nieko nepasakosiu, bet tai yra tam tikros jėgos, kurios nukreipia mūsų žmonės, mūsų protus į visiškai kitą pasaulio suvokimą, į visiškai kitą pasaulėžiūrą. Būkime budrus iš tikrųjų ir ieškokime savęs. Tik savyje mes atrasime klausimus. Bendraujant su bendraminčiais, kurie taip pat ieško savęs, tai padaryti yra tikrai daug lengviau. Todėl ir atsirado ta bendrystės erdvė. Aš kviečiu visus labiau įsitraukti į tą veiklą, parodyti savo sąmoningumą, pirmosius žingsnius į sąmoningumą ir pasidomėti dar kartą klubais, kurie yra įkurti. Aš jau pasakojau kitame vaizdo įraše apie tuos klubus ir jie yra aprašyti bendrystės erdvės tekstuose. Dar ką aš galiu pasakyti, tai kad jūsų aktyvumas, būtent bendrystės erdvės narių aktyvumas, iš tikrųjų padės mums visiems. Kodėl man to reikia? Aš vėlgi užduodu klausimą, kodėl man to reikia? Todėl, kad aš jaučiu, kad aš turiu ką pasakyti žmonėms. Todėl, kad aš jaučiu, kad mano gyvenimo patirtis gali padėti daugam atsakyti į savo klausimus, kodėl vyko vieni ar kiti procesai jų gyvenime. Tikrai esu tam pasiruošęs. Kaip minėjau, viena iš mano vertybių yra atvirumas. Galiu atsakyti į bet kokį klausimą, bet kokia tema. Man tai yra nesudėtinga, nes tai yra mano gyvenimo vertybė. Labai prašau jūsų dar vieną dalyką, pabaigdamas savo šį įrašą, dalinkitės tuo įrašu savo draugų tarpe, nors aš jį įkeliu tik į mūsų bendrystės grupę, bet juo galima dalintis laisvai, kur tik tai jūs norit, nusikopijuokit nuorodą ir pasidalinkit. Žinoma, labai gerai būtų, kad jūs kaip užsiregistruotumėt, kur ten yra toks žodis subscribe po mano įrašu, tai padės tam įrašui labiau tobulėti, labiau plisti auditorijai. Taip pat kiekvienas patiktukas yra labai svarbu, nes tai vėlgi plečia tą vaizdo įrašo matomumą. Todėl
nepatingėkite tą padaryti, nesvarbu, kad jūsų yra nedaug, bet viskas prasideda nuo nedaug, nuo pirmų žingsnių. Tai kad laukiu jūsų palaikymo, linkiu jums gražios dienos, iki pasimatymo, iki kito įrašo. Esu paruošęs dar vieną įrašą apie sielas, bet jį laikiau, kažkodėl nenorėjau publikuoti, todėl kad kažkokia jėga mane laikė. Ir dabar manau, kad būtent po šito prisistatymo, po to papasakojimo apie save, kodėl aš einu sąmoningumo keliu, aš išpublikuosiu tą įrašą apie sielas, mano supratimu, mano žiniomis pagrįsta publikacija. Rašykite drąsiai komentaruose klausimus, palaikymo žodžius, visą tai džiugina labai. Būtent komentarai ir klausimai padeda toliau tobulėti ir suvokti, kogi jums reikia, ko iš tikrųjų jūs tikitės ir kas jums iš tikrųjų įdomu. Dar kartą linkiu gražios dienos, iki greito pasimatymo.